Sveiki visi, tai šiandieną esu be makiažo, nes niekur nebuvau išėjus, bet sugalvojau jums nufilmuoti, kaip aš gaminu obuolių pyragą. Jis yra tikrai labai paprastas, bet labai skanus, tad jeigu aš jūs sudominu, kad čia žiūrėti toliau. Pirmiausia, šiam pyragui reikės 5-6 obuolių, 140 ml aliejaus arba tirpinto sviesto, 120 g balto cukraus, 2 arbatinių šaukštelių vanilinio cukraus, 2 kiaušinių, 190 g miltų, 1,5 arbatinio šaukštelio kepimo miltelių ir cinamoną. Tai pirmiausia nuplaunu obuolius ir juos nuskutu. Jeigu supjaustym obuolius, mums reikės lentelės pjaustymo, peilio, dubenėliui, kad dėsim obuolius ir jeigu turite tokį daiktą, tai jis tikrai labai pravers. Bet kad būtų taip, tai tuomet mes jį perpinam ir gaunam tokius gabalėlius. Štai. Toliau ką aš darau, tai paimu peilį ir tą riekelę aš padalinu į 3 dalis. Ir toliau savo supjaustytus obuolius aš apibarstau cukrumi ir cinamonu. Ant tešlą pirmą įdedu kiaušinius ir cukrų. Ir viską išplaksiu su mikseriu iki purumo. Toliau įdėsiu vanilinio cukraus ir maišydama su mikseriu įpilsiu aliejaus. Toliau į miltus įdedu 1,5 šaukštelio kepimo miltelių. Ir viską permaišau. Tuomet pasiimu sietuką ir po biškį pilsiu miltus ir maišysiu. Ir su tešla būtų tiek. Dabar einam prie skardos dengimo. Taigi aš gaminsiu štai tokioj skardoj ir pirmą ją iškloju kepimo popierium. Ir toliau dugną padengiu tešla, bet nereikia jos visos sudėti, nes mes darysim 2 sluoksnius. Tai pirmą įdedu maždaug 2 pilnus šaukštus ir visą tešlą pasklaidau po indą. Dabar visą dugną mes padengsime mūsų paruoštais obuoliais. Ir viskas atrodo štai taip. Dabar vėl padengsim viską tešla ir taip pat uždėsime obuolių. ir viską
padengiu obuoliais. Ir šitaip atrodo mano pyragas. Ir galima naudoti ir mažiau obuolių, bet man labiau patinka, kai yra daugiau. Ir į 180 laipsnių įkaitintą orkaitę aš kepsiu pyragą apie 30-35 minutės. Tikiuosi jums patiko šitas filmukas ir jeigu tai paspauskite like, prenumeruokite ir komentaruose parašykite, ar norite daugiau tokių gaminimo filmukų. Ir susitiksime kitose video. Iki!